Prie baudų metimo linijos 29-19 Žalgiris pirmauja 10 taškų skirtumu, o Antuanas Rigodo dabar prie baudų metimo linijos. Kaip jau minėjau, jis yra vienas taikliausių baudų metikų visoje Eurolygoje, tačiau šiandien vieną baudos metimą jau prametė. Tikėkime, kad ne paskutinį. Šį kartą pataiko Antuanas Rigodo 29-20. Lieka 5 minutės ir 50 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir antrasis baudos metimas taiklus, skirtumas sumažėja iki 8 taškų ir Žalgiris dabar pajunta tokį pusiau aktyvų Kinderio spaudimą. Tiesa, be didesnio vargo jį įveikia Žalgiris, vos nepraranda kamuolio kauniečiai. Mindaugas Žukauskas vėl prašo kamuolio Zidekas ir dabar priverčia prasižengti Danielį Sulivaną, kuriam tai yra pirmoji, o Kinder komanda jau 7. pražanga pirmajame kėlinyje, iki kurio lieka tik tai šiek tiek daugiau nei 5 minutės. Džordžas Zidekas yra taip pat patikimas baudų metikas, tad aišku, štai tokios pražangos dabar turėtų būti naudingos, jeigu jų dar bus Žalgirio komandai. Zidekas, Žukauskas, Maskoliūnas, skuba žalgiriečiai. Kaip jau minėjau, Kinder komanda yra geriausiai besiginanti ekipa Eurolygoje. Saulius Štambergas, galima žaisti toliau, vėl nepavyksta. Perima kamuolį Zidekas. Pats veržiasi po krepšiu ir pelno 2 taškus. Džordžas Zidekas demonstruoja vėl lyderio savybės Žalgirio komandoje, atimdamas kamuolį iš Sulivano ir pelnydamas 2 taškus. 31-21 dabar pirmauja Žalgiris. Lieka lygiai 5 minutės. Ugos Konačinį, žalgiriečiai taip pat dengiasi aikštę. Antuanas Rigodo. Nepavyksta jam prasiveršti ir priverstas mesti yra iš toli Rigodo. O pražanga yra įrašoma po varžovų krepšių prasižengusiam Kinder komandos krepšininkui. 12 numeris. Kinder komandoje Aleksandras Prosinis prasižengia ir minutės pertraukėlė. 31-21 pirmauja Žalgiris. Ką daryti, jei dantų šepetėlis jums nepasiekiamas? Kramtykite Dirol Effect suksilitu ir karbamidu. Dirol Effect saugo jūsų dantis nuo ryto iki vakaro. Šokoladinės snaigiai ištirpo delne, taip net nebūna sapne. Jeigu sminga bananai, žinokit vaikai, tai tirpuko ledai. Šampūnas Nizoral, vaistas nuo pleiskanų, naikina pleiskanų atsiradimo priežastį grybelį. Nizoral, ilgam išgydo pleiskanas, parduodamas tik vaistinėse. Žinoma, svarbu kramtyti Orbit, nes tai sveikiau mano dantims. Taip, medicininiai tyrimai įrodo, kad Orbit kramtančių žmonių dantis genda rečiau. Paklauskite savo stomatologo. Taigi vėl grįžtame į Miuncheną. Žalgiris čia dabar pirmauja 10 taškų skirtumų ir prie baudų metimo linijos dabar stovi Džordžas Zidekas. Už Alessandro Frosini pražangą Džordžas Zidekas gavo teisę mesti 2 baudos metimus. Kol kas Zidekas pelnė 4 taškus ir netaiklus jo baudos metimas. Ir antrasis bandymas, labai ilgai susikaupęs ruošiasi šiems metimams Džordžas Zidekas. Jeigu atsimenate reguliaraus sezono varžybas, grupės varžybas, kartą Džordžas Zideko 2 baudos metimai likus 3 sekundėm Manrezoje išplėšė Žalgirio komandai pergalę 2 taškų skirtumą. Dabar jis pataiko 1 baudos metimą ir padidina skirtumą iki 11. 32-21 tai didžiausias Žalgirio pranašumas kol kas šios dienos rungtynėse, iki kurių pirmo kėlinio pabaigos dar 4 minutės ir 30 sekundžių. Danilovičius jau kurį laiką yra visiškai uždengtas ir tuščias Danilovičius. Rigodo metimas iš nepaprastai sunkios situacijos ir kas Getkovos kamuolį. Žukauskas skuba į priekį, Mindaugas Žukauskas. Perdavimas Adomaičiui ir Adomaitis pelno dar 2 taškus. 34-21. Žalgirio komanda padidina skirtumą jau iki 13 taškų. Lieka dar 4 minutės ir 10 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žalgirio komanda toliau demonstruoja titaniškas pastangas, titanišką vienybę, tiek ginant savo krepšį, tiek ir atakuojant Kinder komandos tvirtovę. Alessandro Abio su kamuoliu.
Atakai lieka dar 10 sekundžių. Vėl Danilovičius laisvas. Šį kartą pataiko Predragas Danilovičius. Jis savo komandai dabar pelno tik 5 tašką. Ir tai yra pirmasis jo taiklus metimas po 11 minučių pertraukos. Skirtumas vėl kiek sumažėja. Ir dabar su kamuoliu jau Darius Maskoliūnas. Saulius Štombergas prie jo lipte prilipęs Antuanas Rigodo. 2 taškai ir pražanga. Saulius Štombergas dar kartą demonstruoja, jog yra nemažesnė ryškumo žvaigždė negu pripažinti Europos krepšinio lyderiai. Dabar jis pelno dar 2 taškus ir priverčia prasižengti antrąjį kartą Antuaną Rigodo. Žalgirio komanda toliau diktuoja savo sąlygas ir diktuoja krepšinio taisyklės didžiajame Europos finale. Graikijos komandos fanai, kuriuos buvo galima spėti prieš rungtynes palaikysiant Kinder komandą, dabar atrodo dar nėra iki galo apsisprendę ir kol kas tiesiog stebi, kaip Kauno Žalgiris eliminavęs jų komandą iš pusfinalio rungtynių dabar padidina skirtumą jau iki 14 taškų. 37-23. Žalgirio komanda likus žaisti vos 3,5 minutės iki pirmo kėlinio. Vėl sėkmingai žingsniuoja link pergalės didžiajame finale. Vėl aikštelė Sandras Prosinis ir pailsėjęs grįžo į aikštę ir Radoslavas Nesterovičius. O dabar prasižengia Darius Maskoliūnas, o tai reiškia, jog Antuanas Rigodo vėl stos prie baudų metimo linijos. Štai tokios pražangos gali lengvai dovanoti 2 taškus Prancūzijos komandos krepšininkui ir visai Kinder komandai, kadangi vienas iš Prancūzijos rinktinės lyderių Antuanas Rigodo yra puikus baudų metikas. Taiklus ir dar vienas jo metimas. 37-24. Ir tik tai viena bauda yra prametęs kol kas Antuanas Rigodo. Ir šį kartą pataiko Rigodo 37-25. Dabar 12 taškų skirtumas. Vietoj Zideko vėl aikštėje Aurelijus Žukauskas. Ir grįžo į aikštelę ir Anthony Buvy. Rezultatyviausias kol kas Žalgirio komandos žaidėjas šios rungtynėse pelnęs 10 taškų. Dainius Adomaitis perdavimą Žukauskui. Vos išsaugo kamuolį kauniečiai savo rankose. Darius Maskoliūnas, atakai lieka dar 10 sekundžių. Maskoliūnas. Jam užtvarą bando statyti Aurelijus Žukauskas. Gauna kamuolį iš Dariaus Maskoliūno ir netaiklus Aurelijaus Žukausko metimas. O kamuolį atkovoja Predragas Danilovičius. 2 minutės 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Su kamuoliu vėl Alessandro Abijo. 1,95 cm ūgio krepšininkas, beveik vienodo ūgio su Dariumi Maskoliūnu. Ir Predragas Danilovičius dabar prieš jį Dainius Adomaitis. Ir prasižengia Darius Maskoliūnas. Dar viena pražanga, nenori iš pat pradžių sutikti su ją Žalgirio kapitonas, tačiau taip pat pakeičia savo nuomonę, kuomet teisėjas pagrasina nubausti techninę pražangą žalgirietį ir vėl keitimas vietoj Dariaus Maskoliūno, kuris prasižengia antrąjį kartą. Į aikštelę įeina Tajusas Sedni, o baudas dabar gali mesti 7 numeris Alessandras Abijo ir jis meta jas taikliai. Labai daug taškų baudomis susirinks per pirmąjį kėlinį Kinder komanda. O štai antrasis metimas netaiklus ir Mindaugas Žukauskas atkovoja kamuolį. Taigi 11 taškų pranašumus ir dabar gali vėl pagyvėti Žalgirio puolimas, kadangi į aikštelę grįžo Tajusas Sedniai. Mindaugas Žukauskas iš 3 taškų zonos. Žukauskas 3 taškai. Mindaugas Žukauskas net ir paleidus varžovams jam kraują iš nosies, tai anaiptol nesustabdo žalgiriečių. Perima kamuolį Tajusas Sedniai. Žalgirio komandos mažasis ir aktyvinis variklis vėl sugeba pergudrauti savo oponentą. Ir vėl su kamuoliu žalgiriečiai. Žukauskas parkrenta besiverždamas pro 2 varžovus. Ginčas Antuanas Rigodo, Mindaugas Žukauskas. Tai bet kuriuo atveju geriau negu prarastas kamuolys. Minutė 59 sekundės iki didžiojo finalo pabaigos. 40-26 pirmauja Žalgiris. Ir dar kartą šį dvikovą ant grindų atsiduria abu krepšininkai ir dabar Rigodo su Mindaugu Žukausku kovoja dėl šio kamuolio. Ilgokai rungtynių arbitram tenka reikiuoti žaidėjus ties ginčo apskritimo liniją. Perima kamuolį Aurelijus Žukauskas ir štai suklysta net ir atrodytų krepšinė mašina.
Predragas Danilovičius. Dainius Adomaitis dar 2 taškai. 42-26. Žalgirio komanda, nepaisydama jokių autoritetų, nepaisydama to, jog jai šiandien skersai kelio stoja praėjusių metų Eurolygos čempionas, toliau dar kartą įrodinėja, kurgi yra Europos klubų krepšinio karalius. 42-26. Ir Kinder komanda kol kas atrodo gana blankiai.